Sveiki atvykę į FIFAisto kanalą ir sveiki atvykę į mano pirmąjį Far Cry 4 walkthrough video. Žinau, kad tai nėra FIFA, tiesiog norėjau šiek tiek paįvairinti šį kanalą ir pradėsiu tai žaisdamas Far Cry 4. Kodėl pasirinkau šį žaidimą, klausite? Ogi todėl, kad man labai patiko trečioji Far Cry dalis ir tiesiog nusprendžiau išbandyti ketvirtąją. Taigi aš dabar šiek tiek pasitrauksiu ir leisiu jums išklausyti intro. Mr. Gale, this is Chet Peterson from the U.S. Embassy here in Patna. I'm calling you pursuant to the application for a tourist visa for India with further travel to Korat. We can only accept your status as a U.S. citizen as we have no official records regarding your Karati citizenship. Furthermore, I must legally advise you against traveling into Korat. We have no official diplomatic presence in Korat due to the civil unrest with the Golden Path. In regards to your intent to bring with you the cremated remains of one Ishwari Gale, you'll need to bring with you the passport for the deceased, the original and Passport. Breathe. I'll do the talking. Passport. जल्दी What's happening? कहाँ पे आ रहे हैं? पटना बॉस। पटना पटना में क्या परवा है तो बाढ़ में जा लेकिन हमारी रेंज में मैंने कहा आज नहीं कुछ है अभी तक कुछ नहीं कोई बात नहीं बॉस, कोई बात नहीं, ले लो। चुप मिल गया कुछ मिल गया हेलो चलो चलो, बस से निकलो। रुक रुको साले! I distinctly remember saying, stop the bus. Yes, stop the bus. Not shoot the bus. I'm very particular with my words. Stop. Shoot. Stop. Shoot. Do those words sound the same? It got out of control. I'm sorry, I didn't hear you. What'd you say? It got out of control. Not out of control. I hate when things get out of control. One fucking job, but you couldn't fucking do that! And I got blood on my fucking shells. At least there's a silver lining. You didn't completely fuck it up. Get up, boy. I'd recognize those eyes anywhere. I'm so sorry about this. This was supposed to be... well, not this. We have a party waiting for you, but I don't think I know your name. Who is this? Hmm? Is this your +1? Strong silent type. I like it. I am
terribly embarrassed about all of this. This was supposed to be very simple, but you know, if you give food to monkeys, they just throw their shit at each other. You know? Oh, would you hold this? For just a moment, I want to get a little picture right into the camera. There we are. Awesome. Don't worry about a thing, my boy. This will soon be behind us, and we'll be off on a grand adventure. Because I have cleared my calendar for you. You and I are gonna tear shit up! Taigi, po tokios pakankamai ilgos intro mes tikriausiai pradėsime žaidimą. Tikrai, kiek girdėjau iš draugų, iš pažįstamų, tikrai visai neblogas žaidimas. Taigi, tęskime toliau. I must say, Paul, your little corner of Kiratu is rather beautiful. I expected more. Chains and wailing, but knowing you somewhere around here is a dark place where the secrets flow like the blood. That wry smile betrays you again, Duplur. Well, go on, take the Palyginant šį veikėją su pagrindiniu Far Cry 3 žaidimo veikėju Vasu, man jie turi iš tikrųjų šiek tiek panašumų, bet pažiūrėsime, ar tai mano teorijos pasitvirtins, kai žaidimas judės toliau. Bet kol kas žaidimas tikrai atrodo visai gražiai iš grafinės pusės ir iš veikėjų, galima sakyti, pristatymo. Kol kas žaidimas atrodo visai neblogai. You really don't remember me, do you? Your mother, she never spoke of me, never mentioned me. No. We'll change all that. Paul, I need cash. How much do you need? All of it. Thank you. Here we go. All right. Like this with a smile. That's you. That's me. Although I'm not so sure anymore. Now, your mother on the other hand, she understood me. She knew me in a way that no one ever did. That takes me back. The last time I saw Ishwari was years ago. She told me she loved me. Women, they can do that. They can tell you they love you in the moment and mean it. Men, on the other hand, no, men only really love you in hindsight, and too much distance is built up. So, when your mother decided to flee to the United States with you on her hip, I couldn't help but blame myself. Then I realized, it's not me, no. It was the fucking Golden Path. Those fucking terrorists, they ruin everything. Like dinner. Did no one ever teach you that it's rude to text at the table? Let's see here. Really, guys? We're not checking for these anymore? I'm with RJ Gale. You'll love this part. Help. A text for help. You don't text for help, you cry for help. So come on, you're gonna cry for help. You're gonna do something, you're gonna do it right. Here we go. Go on. Cry for help. Try for help. Help! Oh, pathetic. No, try for help. Help! You mean it, boy. Help! From your diaphragm! Help! Shh, 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 shh. Now we listen. Nothing. I'm afraid they're not coming for you, buddy. Oh! Find out what he knows. Terrorists, right? Now, please, stay right here. Enjoy the crab rangoon. Don't move. I will be right back. Yuma, we need to talk. Yes, pagaliau mums yra suteikiama vaikščiojimo laisvė ir dabar su mūsų aptirpimusiamis kojomis eikime apsižvalgyti,
grožėti šio žaidimo vaizdais. Žaidimas tikrai atrodo neblogai, palyginus su Far Cry 3, bet aišku, tarp jų yra metų skirtumas, tai taip ir turėtų būti. Tikiuosi, kad šis žaidimas bus šiek tiek panašus į Far Cry 3, turės tų labai man patinkančių elementų, to nuotykių elementų, labai ypač gerų pagrindinių veikėjų perteikimų ir panašiai. Taigi, eime sekime pagrindinę misiją. Eime čia takeliu, kuris mus veda, toj sužinosime, ir jis veda mus tikriausiai prie šios spindinčios skrynios. Pažiūrėkime, kas ten yra. Radome šiek tiek pinigėlių ir self-help knygutę. Tikrai nežinau, ką jį dar daro, bet tikiuosi, kad pakeliui į šio žaidimo gilumą mes tai išsiaiškinsime. Taigi pažiūrėkime, ar dar čia yra tų spindinčių dalykėlių. Kaip matau, dar vieną dėžutėlę. Taigi atidarę radome ginklą. Taigi dar radome laiškelį. Jeigu norite pasiskaityti, skaitykite, nes aš dabar sustabdykite video, nes aš dabar šiek tiek jos praleis, nes šitas video ir taip šiek tiek užsitęs. Taigi mes štai čia dar daugiau visko ir daugiau liuktai spindinčių daiktų aš nematau. Taigi eime į apačią, dar daugiau laiškų, kaip visą laiką sustabdykite. Taigi leiskimės į apačią. Labai baisiai spindinčiai atrodyti lyg siaubo filmas kambarį. Taigi eikime tiesiai ir mes pamatome vargšas mūsų pagrindinis padėjėjas, iš tikrųjų nežinau, kas jis toks, gal kelionės organizatorius, kuris padėjo mums čia atsigauti. Mums tikriausiai galbūt reiks šiuo metu dabar išgelbėti, nors nežinau netgi. Atrodo, iš tikrųjų šie kankinimai baisiai. Taigi daugiau čia kaip ir nieko supratau nėra, tik tai vienos duris ir kas už jų. Jie tikriausiai atvažiavo mūsų išgelbėti, gavę žinutę, kurią išsiuntė mūsų pagalbininkas. Ir kiek aš suprantu pagal viską, mes esame čia liktai sūnus pagrindinio herojo, kuris šiame Himalajų krašte buvo lyg ir didvyris, jeigu viską suprantu teisingai. Taigi, kiek suprantu, aš dabar tačiau gauti ginklą, arba ne. Nežinot, dabar negausi ir tikriausiai teks bėgti iš šitos vietos, iš šitos kankinimų būsios vietos. Taigi, pradėkime bėgimą. Pirmyn! Iš tikrųjų daug šaudyklių tikrai esu žaidęs šiek tiek šaudyklių, bet tikrai nelabai didelį kiekį. Ir Far Cry tikrai man atvėrė akis į šaudyklių, apskritai šaudyklę kaip ir žanrą. Ir man tikrai įdomu, aš manau pradėjau domėtis įvairiomis šaudyklėmis, ypač tokiamis. Taigi, kaip matote, gražūs kalnai fone ir mūsų pabėgimas iš kankinimo vietos. O jis, kaip supratau, yra kaip ir vadovas, kaip ir diktatorius šio mažo kraštelio Himalajuose. Taigi vykstame su mano draugu Jose, jo vardas Jose, žinau, kad šiek tiek skambantis stereotipinis ispaniškas vardas, nors aš nežinau, kodėl aš jį pavadinau Jose, nes tikrai vyksta Himalajuose. Ir kaip matote, mano šaudymo sugebėjimai tikrai nėra geri, nes sakome, aš negaliu apskritai jais pasigirti, nes aš jų neturiu, kaip matote. Kas nutiko su tuo keturračiu, išsivertė keliais ratais smarkiai nukritome ir pakankamai iš aukštai. Saulė spigna į akis ir po truputėlį keliamės į viršų. Taigi, ką mes čia... Oi...
jam tikrai mano Jose draugui turėjo pakankamai skaudėti šis skirtimas. Paimkime telefoną, kuriam skambina kažkas. Thank you. This is Sabal. Where are you? I don't know. Fuck. The driver's dead. Okay, listen to me. Look around. You should be able to see a tower nearby. I need you to make your way there. Taigi, kiek supratau, aš esu labai ypatingas asmuo, labai saugomas, mane turi perkelti į saugią vietą, kuo toliau nuo to diktatoriaus. Taigi, manau, yra tas Jose mirė ir man dabar tenka vienam eiti ir kapstytis iki savo. Taigi, čia šiek tiek tutorialsų, ką viską daryti, taip, viską atsimenam dar iš senesnių Far Cry dalių. Gerai, eimime. O ne. Ką pridirbo. Bėg. Nebuvo protingiausias sprendimas tai padaryti. Jo, tiesiog puiku. Iš karto mirei. Pirmas susidūrimas su priešininkais ir iš karto mirei. Puiku, tiesiog puikiai pradžia, Justai, puikiai pradžia. Atsiprašau, nes gali pačioje pradžioje būti tokių šiek tiek nesklandumų su kontrolzais, nes nesu pripratę žaisti su klaviatūra, bet stengsiuosi žaisti kiek galima geriau su klaviatūra. Taigi dabar tikrai praeisiu po jas nepastebėtas, bent jau stengsiuosi tą padaryti. Teks palaukti, kol jie praeis. Okay, come on out. We won't hurt you, I promise. Enemies, we just want to talk to you. O ne. Bet kaip? Aš dabar suprantu, kaip mane toje vietoje galėjo pastebėti. Viską dariau pagal tutorialą. Ir crouchinau. O, ne, pastebėjau. Tik čia. Man reikia tavo ginklo. Dabar jau gal viskas klostysis šiek tiek geriau, tikiuosi. Pagal ką suprantu, tai neturiu tikrai daug amunicijos, kai reikės apsiginti praktiškai stumdžiau. Nužu dar vieną priešininką. Aš tikrai žinau, kad šią dalį reikėjo atlikti slaptai ir praslysti nepastebėtam, bet atlikau šią dalį visiškai kitaip ir labai blogai, bet ką padarysi, stengsiuosi tikrai pagerinti savo stealth sugebėjimus ateinančiose epizoduose. Taigi keliaujame toliau aukščiau į kalnus, į gražiuosius Himalajų kalnus ir nudroškime jo odą, pasilikime šiek tiek odos, bait. Juo galėsiu apsinuoti, jeigu man reikės atvilioti kokių laukinių gyvūnų iki vietų. Taigi, keliaukime aukštyn į kalnus ir nudirkime dar šiam gyvūnui jo odą. Tikrai Far Cry 4 atrodo visai gražiai visualiai ir jeigu kažkam įdomu, aš žaidžiu ant medium sunkumo su high grafikos settingsais. Jeigu norite pamatyti mano kompiuterio specifikaciją, paprašykite į komentarus ir aš jums ją parašysiu. O ne.
darau? Why don't you come out, darling? Solo! Surrender! Now! Atrodo, lyg būčiau primiršęs, kaip reikia žaisti šaudyklės. Bent jau taip atrodo iš mano perspektyvos, kad aš visiškai pamiršęs, kaip jas reikia žaisti. Taigi visus juos. Pasimkime visus jų geruosius daiktus, reloadinkime savo ginklą ir kilkime aukštyn į kalnus. Aš žinau, kad aš visą šią dalį turėjau praeiti ant stealth, tai yra praeiti viską tyliai, nenaudodamas ginklų, bet kaip matome, man tai padaryti nepavyko ir teko panaudoti ginklus. Šioje dalyje, taigi kaip matome, pasiekėme pirmąjį kaip ir kaimelį, bet jame yra pilna priešininkų, todėl dabar man reikia elgtis labai atsargiai, kad jų visų nesukelčiau ant kojų ir kad nesukelčiau įtarimo. Taigi čia man rodo, kaip galiu pasinaudoti savo kamerą. Taigi leiskimės žemyn į kalnus nuo to kalnelio ir kilkime dabar aukštyn štai čia. Ir atrodo, jog šį kaimelį mes palikome nepastebėti. Pagaliau, nors kažkas gero įvyko ir pavyko man pagaliau. RJ, my boy, are you busy? You don't mind me calling, do you? Man skambina Fantastic. You really are an blogasis excellent listener. diktatorius. Look, no Kaip hard supratau, feelings jis yra about the mano crowd around you. buvęs I know it's not šio everyone's veikėjo thing, but you'll be mamo, pleased to know I had the chef executed for buvęs his incompetence. mano veikėjo mamos draugas, kaip supratau, Next time I can promise you a better spread. ir tikrai And the last time jis I yra, was kaip kidnapping supratau, a fucking TV mano celebrity chef. priešas šiame žaidime, kaip Far Cry 3 buvo Vasas. Taigi bėgime paskui šias laukinės kalnų ožkas į bokštą, kai mums reikia nukeliauti ten kuo greičiau. Šokime per šį tarpą, kažkaip užsikaparokime į viršų ir lipkime toliau, kažkaip turėtume dabar užsilipti į kalnus. Štai ir matome kažkokią moterį, kuri mujuoja ir sako, kad reikia užlipti, taigi pasinaudosime šią virvę. Lipam į kalną, lipime į kalną, lipsime į kalną, lipame į kalną, lipam į kalną, nežinau kaip lipti ką. Tiesą sakant, kontrolzai Far Cry 4 pakankamai keisti, pavyzdžiui, lipti virvę, man reikia laikyti dešinį pelės mygtuką. Nežinau, kas taip sugalvoja, bet man tai nelabai patinkantis kontrolzai, tai teks tikriausiai juos šiek tiek pakeisti ateityje. Taigi, su jumis buvo FIFAistas, atsiprašau, kad šis video teko nutraukti čia, bet įkelsiu antrąją dalį tikrai rytoj. Taigi, su jumis buvo FIFAistas, linkiu jums gero likusio savaitgalio ir iki.